paklausti apie jūsų fizinio aktyvumo įpročius vaikystėje. Ir jūs tėvai skatino sportuoti. Gal turėjote kažkokią mėgstamiausią sporto šaką? Aš turėjau savo artimus giminaičius, tai pusbroliai, pusseserės, kurie truputį buvo vyresni už mane. Tai jie tikrai sportavo ir aš negalėjau nuo jų atsilikti. Aišku, buvau truputį jaunesnis ir pastoviai, reiškia, stengdavausi juos pavyti, tiek žaidžiant futbolą. Nuo 5 klasės labai stipriai pradėjau žaisti futbolą, lankyti treniruotės ir jau būdamas 6 klasės žaidžiau su 8-okiais vienoje komandoje. Ir po 6 klasės, ar 6 klasė būnant, atsimenu, kažkada buvo apsilankę Panevėžio sporto internato mokyklos mokytojai, treneriai ir kvietė mane atvykti į sporto mokyklą Panevėžio internatą, bet pasitarus su mama neišleido. Sakė, žinot, pirmiausia yra mokslas, o kada toli būsi Panevėžyje, Nebešėdovoje, reiškia, sportas tai nėra, tuo metu mano mamai nebuvo prioritetas. Kada pradėjau studijuoti, jau reikėjo pasirinkti arba aktyvus sportas, arba studijos. Nes aš esu pragmatiškas žmogus, žinot, paviršiui, kaip liaudės sako, plaukti ir ten, žinot, tik išsilaikyti egzaminus, tai nebuvo mano tikslas. Tai aš nutariau studijas ir jau sportui skiriau daug mažesnį dėmesį. Ką man davė jaunystės sportas? Pirmiausia, davė, aš manau, tam tikras savybės, kurios susiformavo manyje, kad turi būti nugalėtojas. Tikriausiai iš to sporto irgi dalinai, galima sakyti, man įskiepijo pragmatiškumą. Manau, kad susiformavo tokia savybė kaip ištvermingumas ir tas tęsiasi toliau dėl to, kad aš sportuoju ir šiuo metu. Kas žmonėms padėtų aktyviau įsitraukti į fizinio aktyvumo skatinimo renginius, tokius kaip ąžuolyno bėgimas? Pirmiausia, aš džiaugiuosi, kad esu to renginio globėjas. Kiekvienais metais žmonės supranta, kad reikia pačiam prisižiūrėti savo sveikatą. Ir kiekvienais metais aš matau ne tik šitoj sporto salėje daugiau ateinačių žmonių, bet aš taip pat mėgstu vaikščioti. Jeigu turiu laiko, tai Vingio parke, tai prie Žalių ežerų. Ir jeigu arba dviračių važinėti, jeigu prieš 5-7 metus, pavyzdžiui, Vingio parke važinėdavo 2-3 žmonės, tai dabar, žinot, dienos metu, išeiginėmis dienomis parkas yra pilnas. Žmonių, tai visiškai keičiasi žmonių požiūris į sveikatos palaikymą, į sveikatos priežiūrą, į tam tikrą prevenciją sveikatai. Dar kartą sveiki. Sveiki, malonu. Prisijungėt prie mūsų ąžuolyno bėgimo, kad tapot globėjų, įteikėm globėjo marškinėlius. Ir norėčiau pakviesti Lietuvos žmonės sudalyvauti balandžio 24 dieną ąžuolyno bėgime, viename didžiausių Europos parkų Kauno mieste. Tai lauksiu jūsų premjerė. Dėkui.